Mindaugai apie šias rungtynes. Nu ką, labai įdomios varžybos, pavadinkim taip. Visi tie fanai atėjo čia šiandien, tikėjosi tokių varžybų, labai gražios varžybos, su pratęsimu įtemptos. Labai džiugu, kad net ir nepasisekus pradžiai varžybų, tai pavadinkim, mes sugebėjom išsilaikyti kartu iki varžybų galo, išpildėm labai gerai derinius, tiesiog nepataikėm pradžioj savų metimų. Anksčiau ar vėliau krepšys turėjo atsirišti ir gale mes pradėjom žaisti savo krepšinį, tolygų jiems ir pasiėmėm pergalę. Ką po pirmųjų 2 kėlinių sakė treneris, kad tai pastokinis? Nieko, jis sakė neprarasti pasitikėjimo, tiesiog tikėti, krepšys atsiras, sako, būna dienų, kada būna tiesiog dangtis ant krepšio uždėtas, bet, sakau, tiesiog nenuleidom rankų ir išsivežam pergalę. Tai ši pergalė pasitikėjimas savimi. Aišku, kad suteiks, kiekviena pergalė suteikia pasitikėjimą savim, bet dar žinom, kad aršiausios kovos dar tik laukia ateityje, taip kad yra dar labai daug darbo reikia nuveikti. Buvo turbūt kažkiek baimės, kad kažkiek baimės, kad iki finalo šį sezoną gali nepavykti nueiti. Ką aš žaidėjus? Ta baimė nebuvo, jokios baimės, mes tiesiog ėjom į šitas varžybas, žinodami, kad mums reikia laimėti. Seniai nelaimėję čia, buvo iššūkis, pavadinkim taip. Ar tiesiog, kad kai atvyko Dirkas Barmanas, turbūt pagrindė viskas buvo dedama gynybai, puolimui buvo labai mažai dėmesio skiriama? Aš nemačiau, kiek įmetė tiksliai ten taškų gale, bet su pratęsimu manau, kad mes tikrai neleidom jiems mesti daug taškų tiek, kiek jie sugeba įmesti ir be abejo mes akcentuojam gynybą pirmo vietą. Kokius pakeitimus jis padarė nuo Maskaliūnės? Kokius pakeitimus? Pakeitė visus derinius iš esmės, gynyboje kitaip ginamės, viskas yra labai konkretizuota ir kiekvienas žino savo vietą aikštelį ir tiesiog nekyla klausimų, ką turi daryti. Labai pyksta, jeigu, pavyzdžiui, kažkas būna ne pagal planą gynybai ypač? Nepasakyčiau, kad pyksta. Taip, jis pasako kažką, bet jis ir moka užvesti tuo pačiu. Jis tiesiog psichologiškai išleidžia žaidėjus į aikštelę paruoštus labai gerai. Ačiū.